Sveiki, mėlyjeji. Šiandien aš norėčiau padaryti tokią prognozę arba padaryti Lenormand korto patarimą būtent Saulės užtemimui spalio 2 dieną. Video apie Mėnulio užtemimą, kuris buvo rugsėjo 18 dieną, apie užtemimo koridorių ir apie Saulės užtemimą iš astrologinės pusės aš jau dariau. Jeigu dar jo nematėte, kviečiu pasižiūrėti. Na, o šiandien aš norėčiau padaryti tokį korto patarimą būtent visiems zodiako ženklams. Žiūrėsime pagal ascendentą, pagal jūsų kylantį zodiako ženklą ir kągi Lenormand kortas mums patars, pasakys. Priminsiu, kad Saulės užtemimas, kuris vyks spalio 2 dieną, bus labai stiprus. Jis vyks Mergelės zodiako ženkle ir jis sutampa su naujų mėnulių. Tai reiškia, kad sekančią dieną po Mėnulio užtemimo Mėnulis pradės augti. Ir tai reiškia, kad Saulės užtemimo sprendimai, mintis, idėjos, jos gali paskatinti kažką pradėti, kažką naujo. Ir šio užtemimo rezultatas jūs galite jį pamatyti maždaug netgi iki 6 mėnesių laikotarpio, kai kuriems gali metų laikotarpio. Taigi pradėkime kiekvienam zodiako ženklui, kągi patars mūsų Lenormand kortas. Ir pradėsime nuo avinų. Mėly avinai, jums iškrito būtent žiedas. Žiedas kalba apie visų pirma, aišku, tai yra sąjungas korta, pagrindinis signifikatorius, bet taip pat tai yra ir kontaktų korta, susitarimo korta, bendravimo korta. Taigi jūs galite pradėti naujus kontaktus su kažkuo tai naujų žmogumi susipažinti. Tai gali būti romantiniais ryšys, kuris ves toliau galbūt į tokį ilgalaikę santuoką, ilgalaikę perspektyvą, bet taip pat tai gali būti ir ryšiai susiję su jūsų verslu arba su jūsų darbu. Labai naudingi kažkokios tai pažintys. Jaučiams traukiam bokštas. Saulės užtemimas gali įtakoti kažkokią tai struktūrą jūsų gyvenime, galbūt režimą, galbūt pradėsite naują režimą, gyventi pagal naują režimą, tiesiog pajusite, kad viskas. Be to šis užtemimas yra Mergelės ženkle, tai yra apie sveikatą, apie režimą, labai sutampa ir korta apie tai, kad pradėsiu prisižiūrėti savo sveikatą, laikytis režimo, laiku keltis, laiku eiti miegoti, galbūt neleisiu tiek daug laiko socialiniuose tinkluose ar aplamai telefone. Taip pat bokštas yra ne tik apie struktūrą jūsų gyvenime, bet taip pat ir apie oficialias institucijas. Tai gali būti bankai, tai gali būti darbas, kuriame jūs dirbate, kaip institucija. Taigi visi reikalai susiję su oficialiom valstybinėm dažniausiai institucijom irgi, jeigu jūs ketinate, pavyzdžiui, paimti paskolą, kreditą, tai ši korta yra būtent apie tai, kad tai yra tikrai įmanoma. Dvyniai, keliai. Galite pradėti naują kelionę savo gyvenime po šio Saulės užtemimo, pradėti naują kryptį,
galbūt naujus mokslus, naujus kursus, galbūt planuosite ir leistis iš tikrųjų į kelionę. Šis laikotarpis kviečia priimti sprendimus. Galbūt turėsite rinktis iš kelių pasirinkimų ir nebus lengvas tas pasirinkimas, bet tai yra aktyvi korta ir jis skatina nelaukti, nesėdėti, bet būtent aktyviai imtis veiksmų ir apsispręsti, padaryti tą galutinį sprendimą. Taigi labai aktyvi korta, kelionių korta, apsisprendimų korta, naujų kelių. Vėžiai, dalgės. Vėžiams šis saulės užtemimas gali atnešti tokių netikėtų kažkokiu tai įvykių. Tai, ko jūs nesitikėjote, nelaukite, labai staigių, galimybės kitaip pasižiūrėti į situaciją, galimybę, galbūt iš kito kampo prieiti prie situacijos, prie klausimo. Taip pat dalgis, tai kaip rugiapjūtė, kai mes pjaunam tai, ką užauginom, tai yra rezultato korta. Jūs galite pagaliau pamatyti tai, ties kuo jūs galbūt jau ilgai ir seniai dirbote, pagaliau to darbo, savo projektų, savo jėgų, pastangų ir rezultatai. Atsargiau su aštriais objektais, galbūt ši korta kviečia nerizikuoti, nepriimti tokių staigių sprendimų, jeigu to reikės. Turėkite laiko savo pagalvoti, taip sakant, iš visų pusių apmąstyti ir pasižiūrėti į tai, į tuos klausimus, kuriuos reikės spręsti. Taip, po dvynių mes turime liūtus. Ir liūtų korta yra sodas. Tai yra labai socialinė korta. Korta kviečianti išeiti į sociumą, bendrauti, neužsidaryti savo namuose, išsikalbėti, nes būtent per bendravimą ateis tos naujos galimybės, ateis nauji kontaktai, nauji žmonės, apie kuriuos jūs net ir negalvojate ir kurie atneš jums naujų idėjų, sprendimų, naujai pažvelgsite į visą savo gyvenimą galbūt arba į tam tikrą sritį. Bet sociumas, bendravimas, bendradarbiavimas, išėjimas iš namų yra labai labai palanku pagal šį saulės užtemimą. Mergelės, jūs esate šio užtemimo pagrindiniai karaliai ir jūsų korta yra meška. Tai yra lyderystės korta, stiprybės korta, jėgos korta, jėgos ir išorinės. Pavyzdžiui, jeigu jūs užsiimate sportu, sportuojate, fitnesu užsiimate, bet taip pat tai yra ir vidinės jėgos korta, vidinės lyderystės korta, kai jūs galite būti kitiems netgi žvaigždė kelrodė. Šita korta kviečia rodyti savo iniciatyvą, rodyti tą lyderystę, rodyti kelią kitiems, būti kitiems tą pagalbą, tą atramą, tas petys, ir tikrai aplinkoje, jeigu mes kalbam, tai korta kalba apie tai, jeigu jums patiems reikia tos pagalbos, tai tikrai jūsų aplinkoje yra draugų, pažįstamų, kurie pasiruošia jums padėti ir suteikti tą pagalbą, tik reikia apsižvalgyti. Taip pat vienišoms merginoms ši korta gali reikšti tokį stabilaus, gero charakterio, tokį šeimyniško žmogaus antrosios pusės suradimą. Svarstyklės, pažiūrėkime, kągi jums žada šis užtemimas. Nuostabu,
tai yra Saulė, tai yra viena iš geriausių kortų visoje Lenormand kaladėje. Norų išsipildymas, svajonių išsipildymas, aiškus matymas savo tikslo, savo gyvenimo, savo pašaukimo, dėl ko aš gyvenu, puikiai sveikata. Jeigu jūs planuojate kažką tai pradėti, svajojate kažkaip savo projektą paleisti, puikus metas. Tikrai Saulė sako jums taip. Skorpionai, jums prašau, ši korta kalba apie stabilumą, apie darbą, apie tai, kad galbūt reikėtų tęsti tai, kas jau pradėta labai anksti arba dar iš vėliau ir tiesiog tęsti. Galbūt tas darbas atrodys toks rutininis, be jokių ypatingų progresų, bet turite žinoti, kad tas pastovumas, rutiniškumas atneš savo rezultatus. Tai iš tikrųjų labai stabili korta ir gyvenime ne visada mums reikia siurprizų ar kažkokių tai naujovių, tai kviečia tiesiog daryti tai, ką jūs jau darote ir laukti rezultatus. Šauliai, jums šis laikotarpis, ištraukiau kortą gyvatė. Gyvatė tai yra simbolis labai išmintingos, protingos moters. Tai čia galbūt irgi jums patarimas, jeigu moteris mane žiūri, įsiklausykite į savo intuiciją, į savo tokį vidinę moterišką išmintį. Taip pat jūs kaip patarimas galite pasikonsultuoti su kažkokia tai dama, moterimi, tai gali būti jūsų mama arba jūsų draugė su tokiu gyvenimiška patirtimi, arba tai gali būti ir astrologė arba, nežinau, netgi būrėja, bet gyvatė jį keičia iš tikrųjų savo odą. Ir tas saulės užtemimas irgi kalba apie tai, kad galbūt jau laikas pakeisti odą, padaryti tam tikrų pokyčių savo gyvenime, nebijoti atsinaujinti. Tai tikrai korta kviečia apie atsinaujinimą, apie naujas pradžias, galbūt jau seniai apie jas galvojate, galbūt jau vingiuotai taip galvojate, galbūt man vertėtų, dėrėtų, tai gyvatė kviečia pradėti tuos būtent pokyčius. Ožiaragiai, jums šis laikotarpis, saulės užtemimas, iškrito korta šuo. Jis apie lojalumą, jis apie pastovumą, jis yra apie senus gerus draugus, apie partnerius, kuriais galite pasitikėti. Taip pat labai tiesiogiai tai gali kalbėti apie šunį. Jeigu jau seniai galvojate, svajojate apie tai, kad norėtumėte įsigyti šuniuką, tai tikrai drąsiai galite tai daryti. Tikrai, jeigu ieškosite savo gyvenimo draugo tokio keturkojo, jį tikrai surasti ir iš visų mažulyčių šuniukų jūs jį pamatysite, tą, kuris jis lydės, tą, kuris sudarys jums kompaniją. Ir kaip minėjau, tai yra korta, kuri kalba apie tai arba pataria, kad jūs tikrai galite pasitikėti savo aplinka, savo draugais, savo partneriais. Jie yra labai lojalūs jums ir pasiruošę padėti tada, kai jums reikia. Taip pat ši korta nėra apie kažkokias tai naujoves, tai yra apie stabilumą, apie tai ir tą gyvenimo rutiną, kuri jau įsisukus jūsų gyvenime, todėl šis saulės užtemimas kviečia tęsti tai, ką pradėjote, tęsti savo rutiną ir
tikrai sulauksite puikių rezultatų. Labai pozityvi, gera korta. Vandeniai. Jums šis užtemimas, man norisi būtent šią kortą jums ištraukti. O, žuvis, finansai. Taigi, jeigu jūs mąstote, galvojate, ar atneš šis projektas man pinigų, taip atneš. Jeigu jūs svarstote projektą, investicijas, ar apsimoka, taip, tikrai tos investicijos, naujos idėjos tikrai gali duoti gerų rezultatų. Žuvis tai irgi ir apie gilias emocijas, gilų vidinį pasaulį. Todėl šis Saulės užtemimas kviečia, ne tik žiūrėti į tą materialų pasaulį, finansinę tam tikros veiklos arba tam tikros sąjungos dalį, bet pasižiūrėti ir giliau, ką tai gali man atnešti, kokią patirtį, kaip aš galiu iš to išaugti kaip asmenybė. Tai tikrai labai gera, pozityvi korta ir mes gyvenam materialiame pasaulyje, tai finansai niekam, aš manau, nėra sutrukdę. Puikiai korta. Ir 12 zodiako ženklas, žuvis, jūsų korta, nuostabi, žvaigždės. Tai yra planai, svajonės, svajonių išsipildymas. Kurkite planus tiesiog šio saulės užtemimu su nauja diena, naujų ciklų, naujomis energijomis. Galite peržiūrėti tuos tikslus, tas svajones, kurias turėjote ir perrašyti. Tikrai jūs jau esate kitas žmogus negu tas, kuris rašė tos svajones ir planus, ir jūs galite perrašyti, kurti naujus planus, didelius planus. Tai tokius planus, kurie jūs motyvuojas eiti toliau. Ir jūs patys galite būti kaip žvaigždė kitiems, žvaigždė kelrodė, kuri rodo pavyzdį savo būtent elgesio, savo tiesiog poelgiais kaip žvaigždė kitiems, kurie žiūri ir nori būti tokie kaip jūs. Todėl tikrai drąsiai darykite gerus darbus, pildykite savo svajones ir būkite kitiems pavyzdžių. Štai tokia buvo mano prognozė, patarimai kartu su kortomis jums visiems 12 zodiako ženklų. Tikiuosi buvo naudinga, tikiuosi įžvelgėte tam tikrą potencialą ir iki kitų susitikimų.